Sakoma, žodžių iš dainos neišmesi. Taip ir su šiuo momentu, kuris jums gadino nervus viso realybės šou metu. Taip jau yra. Tokios taisyklės ir jų dėja net šiandien laikytis reikia. Tad, mielos ponios, labai gaila, bet šiandien turėsite išbalsuoti ne vienos! Nereikia! Jūs jau finale, mielosios, sveikinu! Jūs laimėtojus, jūs galite dėti savo karūnas. Laimėjote! Sveikinu jūs, mielos! Valiu! Kaip aš džiaugiuosi! Kaip aš džiaugiuosi, kad man reikia išgyventi tos baisios akimirkos ir pasakyti, kurios nors iš jūsų vardą. Yes! 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 Valio, 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 valio. Mėlėjai, paplojame finalistėms, jos jau čia finale. Dabar jau drąsiai galima teigti, kad tarp 12 čia džiūgaujančių gražuolių tikrai yra ta moteris, kuri jau po 2 savaičių bus išrinkta Mrs. Lietuva 2010. Inesa buvo paskutinė dalyvė sugrąžinta kovoti dėl svajonių titulo. Visoms kitoms projekte dalyvavusioms, bet konkurenčių pašalintoms moterims durys į finalą jau užsidaro. Pirmiausiai tai pagalvojau, kad reikia paskambinti mamai, nes jinai labiausiai pergyvena. Iš tikrųjų, aišku, ir vyrui jau parašiau žinutę. Praktiškai tikslas yra pasiektas ir, kaip sakant, tokių aš nebesijausiu pralaimėjus. Mėlėjai, mums ir toliau labai svarbus jūsų balsai. Tik tai jūsų balsai lems, kuri iš šių 12 gražuolių taps Mrs. Publika. Tai paaiškės didžiajame finale lygiai po 2 savaičių. Laiko liko visiškai nedaug, todėl paskubėkite ir aktyviai balsuokite tinklaraštyje mrslietuva.lrytas.lt. Liko vienas, bet labai svarbus darbelis. Mielosios, jums teks įsirinkti numerius, su kuriais jūs dalyvausite didžiajame finale. Prašome drąsiai. Išsitraukiau 10 numerį, tikiuosi jis bus laimingas. Mano numeris 4. Tikiuosi nepamiršite šį skaičių ir prabalsuosite tinklapyje Mrs. Publika. Mano numeris 3. Tikiuosi jūsų dėmesio ir balsų. Ačiū. Mano numeris 9. Tai iš tikrųjų laimingas mano skaičius. Tai kaip galėjo būti 2? Balsuokite už Monginų šeimą. Mano numeris 11. Tikiuosi jūsų palaikymo ir balsų. Ačiū. Skaičius 12. Ir jis yra mano. Balsuokit ir būsit nustebinti. Maloniai nustebinti. Jei pelniau jūsų simpatijas, balsuokite už mane. Mano numeriukas 8. Numeris labai geras. Jeigu aš jums taip pat patinku kaip šitas skaičius, balsuokite už mane. Laukiu jūsų palaikymo. Mano numeris 5. Balsuokite už mane, aš jūsų nenuvirsiu. Labai geras numeris. Išrinkau 6 numerį. Tikiuosi, mano pavardė šis numeris atneš man sėkmę. Balsuokite už savo favoritą. Jeigu jūsų favoritė su aš, mano numeris 7. Ačiū. Vienas išminčius yra pasakęs: pavojinga girti moters grožį, nes niekada nežinai, kada laikas pradėti, o kada laikas baigti. Man atrodo, kad šios žavios moterys tai įrodė. Tai yra grina tiesa. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjote. Ačiū už tai, kad gyrėte ir už tai, kad kritikavote. Su šiomis gražiomis finalo dalyvėmis pasimatysite kitoje laidoje lygiai po savaitės. O aš atsisveikinu su Jumis iki didžiojo finalo. Susitiksime Vilniaus kongresų rūmuose birželio 4 dieną. Pirkite bilietus, nes jūsų laukia grandiozinis didžiulis renginys su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru ir ne tik. Iki pasimatymo, mėlėjai. Kitoje ir paskutinėje šio projekto Mrs. Lietuva laidoje matysite. Dabar šiauriai matosi mes prarandam ašies. Kadangi atėjau paskutinė, labiausiai man trūksta šokių pamokų. Šokite su manim, prašau. Vis dėlto tai nėra pakaba, ar tai nėra modelis, kuriam tu žaidži suknelę ir tiesiog dirba savo darbą. Ką, pas jau padėt? Kai nedama viskas. Oi. Aš jaučiuosi kaip višta dabar.
Labai įdomios jūsų kortos yra. Rodo, kad jūs labai aistringa žaidėja šitam konkurse esate. Ir per lavonus einate savo tikslą, jeigu galima taip išsireikšti. Vaiva pasakė lygiai tą patį, ką sakė mano kelios pasirinktos būrėjos.